Gegužės 12 kalendoriuje, o tai yra dienos apžvalga su Aleksejumi Pečėjumi. Šioje laidoje pakalbėsime apie štai ką – Trumpo paliaubų fiasko Ukrainoje. Rusija atnaujino plataus masto Ukrainos apšaudymus, tačiau Kremlius bando perkelti kaltę dėl žlugusio paliaubų būtent Kijevui. Baltarusijos diktatorius Aleksandras Lukašenka paskelbė mobilizaciją, o Putinas vėl grasina branduoliniu ginklu iš Baltarusijos. Ar tai tiesioginė grėsmė šiauriniai Ukrainos daliai, ar dar vienas blefas siekiant atitraukti Ukrainos pajėgas? Tuo pačiu metu JAV kongrese šiandien surengė tikrą apklausą JAV gynybos ministrui Petui Heksetui. Ypač klausė, kur Trumpo administracija išleido beveik 30 milijardų dolerių, kurie buvo iššvaistyti karui prieš Iraną. Taip pat klausė, kam apskritai reikalingas šis karas ir koks galutinis tikslas. Tačiau vis dėlto pagrindinis klausimas. Klausimas, kuris buvo svarstomas, tai rekordinis karinis biudžetas kitais metais, siekiantis $1,5 trilijono dolerių. Ir štai ten tikrai yra apie ką pasikalbėti. Na ir žinoma, šiame laidoje pakalbėsime apie Ukrainos teismą. Andriaus Šermako byla šiuo metu pristabdyta, nes šiandien teismas nepaskyrė kardomosios priemonės. Posėdis buvo perkeltas į kitą dieną. Tačiau NABU pareiškė įtarimus dar 6 asmenims. Šios bylos figūrantais tapo Černyševas, Mindičius ir dar keli įdomus asmenys. O štai prezidentas Zelenskis specializuotoje antikorupcinėje prokuratūroje priešingai apgynė. Paaiškinsiu, kaip būtent. Taip pat aptarsime ir naujos pandemijos šešėlį. Kol kas tai žinoma tik vietinės protrukiai, tačiau žodis virusas arba hantavirusas šiandien vėl priverčia pasaulį drebėti. Nes Pasaulio sveikatos organizacija užsiminė, kad didelės pandemijos greičiausiai nepavyks išvengti. Taigi visas šias temas kartu su jumis ir aptarsime šiame laidoje. Mano vardas Aleksejus Pečėjus. Aptarkime šias temas kartu. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą. Paspauskite patinka. Parašykite bet kokį savo komentarą po šią laidą. Ir prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečijai naujienos. Nuorodą į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten mes skelbėme operatyvias naujienas, kai tik jos pasirodo. Taigi, toliau viską iš eilės. Donaldo Trumpo paliaubos oficialiai baigėsi. Šiandien, gegužės 12 dieną, lygiai 00 val. Pagal Kijevo laiką, oficialiai nustojo galioti paliaubų režimas, kurį Donaldas Trumpas, iš esmės primetė Ukrainai laikotarpiui nuo gegužės 9 iki 11 dienos. Deja, pasekmių ilgai laukti nereikėjo. Jau pačiomis pirmosiomis gegužės 12 dienos minutėmis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos užfiksavo masinius raketų ir bepiločių paleidimus. Rusija mus atakavo pakankamai dideliu oro puolimo priemonių kiekiu. Ir generalinėme štabe buvo pažymėta, kad virš Ukrainos skrido Shahed bepiločiai orlaiviai ir sparnuotosios raketos. Ir rusai toliau atakuoja mūsų šalies pasienio regionus zenitinėmis S-300 raketomis. Na ir dienos pabaigoje. Deja pasirodė informacija, kad Rusijos bepiločiai orlaiviai atakavo gyvenamąjį namą Kryvyj Rihe. Deja yra žuvusiųjų ir sužeistųjų. Ir deja tarp jų yra vaikų. Reikia suprasti, kad šios 72 valandos paliaubų buvo rusų išnaudotos tik amunicijos kaupimui ir mūsų pozicijų tyrinėjimui. Taip pat mes tarsi matome šių susitarimų kainą. Deja, tai matuojama naujais sprogimų krateriais mūsų miestuose ir žmonių krauju. Jie galbūt patikėjo tyla. Akivaizdu, kad tokios pauzės nieko gero neatneša. Tuo pačiu Maskva elgiasi itin ciniškai. Šiandien Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad esą būtent Kijevas per 3 dienas ten surengė daugybę, jų skaičiavimų tūkstančius apšaudymų ir Rusija buvo priversta gintis. Jokių įrodymų žinoma nepateikta, bet šis melas jau plinta žiniasklaidoje. Analizė rodo, kad Rusija per šias 3 dienas ne tik ilsėjosi, jie spėjo permesti rezervus, taip pat naujus Molnyje bepiločius orlaivius, kuriais pradėjo masiškiau atakuoti Ukrainos pozicijas. Deja, tai buvo dar viena strateginė Baltųjų rūmų klaida, kuri suteikė Putinui logistinį langą – Trumpas. Pažadėjęs taiką per 24 valandas šiandien iš tikrųjų patyrė dar vieną reputacijos katastrofą, nes jo taikos pastangos atvedė tik prie sustiprėjusio Rusijos puolimo. Tačiau pats Trumpas žinoma taip nemano.
Kol Ukraina atmušinėjo oro atakas, iš šiaurės atskrido dar viena grėsmė. Baltarusija po didelio masto ginkluotųjų pajėgų patikros toliau mobilizuos atskirus karinius dalinius, siekiant patikrinti kovinį pasirengimą. Apie tai pareiškė Baltarusijos diktatorius Aleksandras Lukašenka, kuris neseniai grįžo į tėvynę iš Maskvos, kur Vladimiras Putinas aiškiai jam paskyrė užduotis. Toliau Lukašenkos citata. Toliau, kaip pažadėjau, mes mobilizuosime atskirus dalinius tam, kad juos paruoštume karui. Dieve duok, kad jo pavyktų išvengti. Labai tikiuosi, kad šis procesas nesibaigs. Kad kariuomenės vadovybė ir visų pirma ministrai, gynybos ministras skirs ypatingą dėmesį tiems trūkumams, kurie paaiškėjo po šio patikrinimo. Na ir žinoma, visi suprantame, kad net jei Baltarusijai nesiims puolimo rytoj, vis tiek mūsų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas bus priverstas perkelti kai kuriuos kovinius dalinius iš fronto linijos į šiaurinę sieną. Tai idealus Kremliaus sumanytas planas išsekinti mūsų gynybą rytuose prieš vasaros puolimo kampaniją. Ir tai dar vienas ženklas, kad rusai vis dėlto ruošia puolimo kampaniją. Na, o atskirai jau Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas vėl grįžo prie branduolinių grasinimų, prisiminęs apie raketas Orešnik Baltarusijoje. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos valstijose vidaus situacija taip pat nėra rami. JAV gynybos ministras Petas Heksetas šiandien buvo griežtai apklausas kongrese. Dėl didėjančių išlaidų karui su Iranu ir aiškios JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos strategijos stokos, klausimų metu įstatymų leidėjai, kontroliuojantis Pentagono išlaidas, reikalavo paaiškinimų dėl milijardinių išlaidų konfliktui ir galimų tolesnių JAV karinių veiksmų artimuosiuose rytuose planų. Šiandien pagal oficialius Pentagono vertinimus JAV išleido beveik 30 milijardų dolerių karui prieš Iraną. Klausimai kongrese oficialiai buvo susiję su rekordiniu Trumpo administracijos prašymu skirti 1,5 trilijono dolerių gynybai 2027 finansiniais metais. Tuo pačiu metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas būtent JAV ir Izraelio karui prieš Iraną. Ir štai demokratai pareikalavo, kad Petas Heksetas paaiškintų, kur išleidžiami pinigai ir svarbiausia, kam, koks tikslas, kas bus pasiekta. Hekseto paklausė, ar Pentagonas turi pasitraukimo arba perskirstimo planą tuo atveju, jei Kongresas nepalaikys karinių veiksmų tęsimo. Pentagonas pareiškė, kad JAV turi kelis galimus įvykių raidos scenarijus ir toliau jo citata. Mes turime eskalacijos planą, jei to prireiktų. Mes turime atsitraukimo planą, jei to prireiktų. Mes turime išteklių perkelimo planą, bet jokių detalių aš neatskleisiu. Tuo tarpu Baltuosiuose rūmuose užsimenama, kad Donaldas Trumpas turi trūkumų. Jis patenkintas tuo, kaip Irano pusė veda derybas dėl karo nutraukimo ir dabar rimčiau nei pastarosiamis savaitėmis svarsto galimybę atnaujinti plataus masto kovos veiksmus. Šaltinių teigimu, paskutinis Irano atsakymas, kurį Donaldas Trumpas pavadino visiškai nepriimtinu ir kvailu, privertė kelis Baltųjų rūmų pareigūnus suabejoti, ar Teheranas pasirengęs užimti rimtą poziciją derybose. Šaltiniai priduria, kad administracijoje yra skirtingos stovyklos, siūlančios skirtingus tolesnių veiksmų kelius. Kai kurie, ypač Pentagono pareigūnai, žinoma, pasisako už agresyvesnį spaudimą Iranams, siekiant priversti juos sėsti prie derybų stalo. Na, įskaitant, žinoma, tikslinius smūgius, kurie dar labiau susilpnintų Teherano poziciją. Tačiau kiti vis dar reikalauja suteikti diplomatijai šansą. Primenu, kad pirmadienį Donaldas Trumpas vėl susitiko su savo nacionalinio saugumo komanda Baltuosiuose rūmuose, kad aptartų tolesnių veiksmų galimybės. Šaltiniai susipažinę su derybų eiga sako, kad svarbus sprendimas dėl tolesnių veiksmų taip ir nebuvo priimtas ir vargu ar bus priimtas iki prezidento išvykimo į Kiniją. Primenu, Trumpas į Kiniją išvyksta jau šį penktadienį. Tuo pačiu metu ir Ukrainos vidaus politinėme fronte taip pat neramu. Šiandien aukščiausiasis antikorupcinis Ukrainos teismas vis dėlto atidėjo posėdį dėl buvusio Ukrainos prezidento biuro vadovo Andrijaus Jermako bylos. Kalbama apie bylą dėl 460 milijonų hryvynų pasisavinimo ir pinigų plovimo.
Visas šios garsios bylos detalės žiūrėkite mano YouTube kanale atskirose laidose. Jei dar nesate užsiprenumeravę, užsiprenumeruokite kanalą, apsilankykite kanale ir pažiūrėkite atskiras laidas, kad visiškai suprastumėte, kas vyksta. Ir čia iš karto noriu pateikti jums Andrėjaus Jermako citatą po pirmojo teismo posėdžio. Pažymėsiu, kad šiandien nieko nepriėmė, jokia kardomoji priemonė nebuvo paskirta. Ir štai šiandien Jermakas rašo. Įvyko pirmasis teismo posėdis byloje, kurioje man buvo pareikštas įtarimas. Kartu su advokatais dirbame su bylos medžiaga. Po pirmosios peržiūros galiu pakartoti tai, ką sakiau žurnalistams. Įtarimo pranešimas yra nepagristas. Kaip advokatas, turintis 30 metų patirtį, visada vadovavausi įstatymu. Ir dabar lygiai taip pat ginsiu savo teisę, savo vardą ir savo reputaciją tik Ukrainos įstatymų rėmuose. Esu atviras visiems procesiniams veiksmams. Tuo pačiu metu laikau būtina atkreipti dėmesį į akivaizdžius dalykus. Pastaraisiais mėnesiais teisėsaugos institucijoms buvo daromas precedento neturintis viešas spaudimas, reikalaujant pateikti man įtarimą. Esu įsitikinęs, kad tyrimas turi būti nepriklausomas nuo politinių pareiškimų, žiniasklaidos kampanijų ir bet kokių įtakos formų. Aš lieku Ukrainoje, toliau vykdysiu advokato veiklą. Planuoju vykti pas karius į frontą, dirbsiu su jų prašymais. Remti mūsų gynėjus, buvusius karo belaisvius ir jų šeimas. Nes tai yra mano šalis ir mano pareiga. Na, o po šio pareiškimo šiandien Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras ir specializuota antikorupcinė prokuratūra pranešė apie įtarimus dar 6 organizuotos grupės nariams, kurie plovė pinigus per prabangių rezidencijų statybas. Konkrečiai kalbama apie buvusį Ukrainos vicepremjerą Aleksejų Černyševą ir verslininką Timūrą Mindyčių. O štai specializuota antikorupcinė prokuratūra priešingai Zelenskį išsuko nuo įtarimų. Pasak SAP vadovo Aleksandro Klimenko, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis nefigūruoja ikiteisminio tyrimo dėl pinigų plovimo per dinastiją rėmuose. Kalbant apie Jermaką, jam šiandien nepavyko paskirti kardomosios priemonės. Teismas dėl Jermako bylos padarė pertrauką iki rytojaus. Jo gynėjų kalba numatyta gegužės 13 d. 12:00 val. Taip pat vyks uždara posėdžio dalis, tačiau Jermako advokatai jau sako, kad tikisi, jog byla bus tiesiog nutraukta. Na ir pabaigai naujiena, kuri kelia kitokio pobūdžio nerimą. Pasaulio sveikatos organizacijoje tikimasi, kad padaugės susirgimų mirtinai pavojingų hantavirusu. Ten pažymėjo, kad atsižvelgiant į ilgą viruso inkubacinį laikotarpį, visiškai tikėtina, jog artimiausiomis savaitėmis sergančiųjų skaičius tikrai padidės. Hantavirusas buvo patvirtintas 9 kruizinio laivo Hondijus keleiviams. Ir pasak Pasaulio sveikatos organizacijos atstovų, kol kas nėra požymių, kad prasidėtų didesnio masto andų hantaviruso protrūkis. Tačiau virusas išlieka užkrečiamas, nes keleiviai aktyviai bendravo tarpusavyje. Ligos inkubacinis laikotarpis trunka nuo 6 iki 8 savaičių. Tai gana ilgas laikas. Kalbama apie retą andų viruso atmainą. Tai yra hantaviruso variantas, galintis plisti nuo žmogaus žmogui artimo kontakto metu. Infekcijos mirtingumas gali siekti 4–10%. O hantaviruso protrūkio laive mirė 3 žmonės. Tai sutuoktinių pora iš Nyderlandų ir Vokietijos pilietė. Tarp susirgusiųjų yra Didžiosios Britanijos, Nyderlandų, Šveicarijos, JAV, Prancūzijos ir Ispanijos piliečiai. Iš viso laive buvo apie 150 žmonių iš 23 šalių. Taip pat buvo ir 5 ukrainiečiai. Daugiau nei 100 žmonių, įskaitant keleivius, įgulą ir su jais kontaktavusius asmenys, pateko į karantiną. Taigi, apibendrinkime šią besibaigiančią dieną. Šiandien Trumpas pralaimėjo dar vieną diplomatinį raundą Putinui. Lukašenka pradėjo telkti kariuomenę. Amerika užsiemusi savo karų su Iranu. Tačiau mūsų pačių korumpuoti pareigūnai ir toliau bando tautos bei vakarų sąjungininkų kantrybę. Tuo viskas. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šią laidą. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti finansiškai per bet kokią auką pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme arba pagal QR kodą jūsų ekranuose.
Tuo viskas. Saugokite save. Visiems iki pasimatymo.